Juozai, ką jūs veikėt gyvenime? Aš gyvenime darau madas, lankau savo draugus, labai mėgstu antikvarinės parduotuvės, važinėju pirmyn atgal į Paryžių, stebinu Lietuvą, garsinu Lietuvą pasaulyje. O koks būtų vienas patarimas, kurio nemoko mokyklose, aukštosiose mokyklose apie pinigus, apie gyvenimą, apie verslą, apie norą pasiekti daugiau? Ką jūs duotumėte? Niekas neišmokins, kad reikia dirbti ir dirbti ir dirbti. Žinokit, Baliui pastovėti ir bare pabūt, jau galima padarius darbą ir uždirbus pinigų. Nemokamai, tik paukščiukai čiulba miške. Ir tai jeigu geras oras. O kiek jums pavyko už vieną darbą, už vieną dalyką uždirbti daugiausiai? Koks buvo jūsų rekordas? Pakankamas, metus galėčiau sau gulėti Baly kur nors ojojoj. Bet aš nesėdžiu rankų sudėjęs, aš vienu metu darau gal 5 dalykus. Nes Lietuvą garsinti reikia ir toliau, ar ne? Lietuvą reikia reklamuoti pasaulį. Tai taip, kad garsų sportininkai, ar ledo čiuožėjai, ar šokėjai, ar kultūros visi veikėjai. Tai yra tarptautinė kalba ir teatras, ir mada, ir muzika, ir visa kita. Kuo daugiau mes rodysim Lietuvą pasaulyje ir geram lygyje. Ne banditai, kur mašinas vogia ten Švedijoje ar kažkur, o kultūra išlieka. Kaip žinot, pernai pasirodžiau Paryžiuje 3 kartą, o kaip matot visokie muzikiniai ar ten meno apdovanojimai, visi žiūri ištisai, įsižioja ir taip toliau. Ir nori gražių suknelių, gražių moterų, grožio. Žodžiu, grožis ir kultūra išgelbės pasaulį.